Miela Birutė, šiandien kalbamės apie Liūtą Mockūną ir esame toje erdvėje, kur yra skirta tiek paties Liūto, tiek Mockūnų šeimos atminčiai. Tai istorijai, kurią jie atnešė nuo tada, kada Lietuvos, nežinau, ir intelektualai, ir sportininkai, ir žurnalistai, ir visi kiti pradėjo važiuoti į Mockūnų rezidenciją Čikagoje ir atverinėti savo suvokimą, savo pažinimą. Kada jūs susipažinote su Liūtu? Koks buvo jūsų tas pirmasis įspūdis? Ką jūs atsimenate iš to laikmečio? Labai sudėtinga atsakyti, nes ta atmintis kartais iškrečia pokštų, supainioja metus, datas, bet man dabar aš pradėsiu nuo įspūdžio, nes kai įžengiau iš tuos namus, kur esu buvusi ne vieną kartą, kai buvo Liūtas gyvas ir kai dėja iš čia išnešėm Liūto jau pelenus jį palaidoti, 2007 metais jisai mirė vasarį, o palaidojom kažkada pavasario Petrašiūnų kapinėse. Tai čia tiek daug visko. Ir su Pranute pokalbių, ir su Liūtu, ir pietų, ir susitikimų. Nors jie čia gyveno sąlyginai trumpai. Tada iš karto kai kurie daiktai, o daiktai labai dažnai kalba, pradeda kapsėti mums tuksent prisiminimus, Liūto nuotrauką žiūriu. Žiūri ir šypsos ir įsivaizduoju, kaip jisai ironiškai žiūrėtų dabar į mane. Ir aš pati bijočiau net kalbėti ir kuklinčiausi, nes žinočiau, kad Liūtas žiūri rimtai, bet viduj kaip vaikas kikena. Jam būtų labai juokinga, jeigu aš labai taip solidžiai rimtai kalbėčiau. Tai todėl aš kalbėsiu, gal bus per daug emocijos, mažiau dalykiškumo, bet aš tikrai noriu pasakyti, kad tas pirmas įspūdis Liūtas rimtas, tikras Liūtas. Liūtas, kurį skaičiau akiračiuose, kuriuos kartais pavykdavo gauti. Su pirma, Liūtas buvo kaip knygnešys Lietuvai savo laiku, kai buvo vežami ir akiračiai, kai buvo vežamas metmenys. Ir kai jie atvažiuodavo, ir čia jau atskira istorija, ir kai važiuodavo visa šita liberalioji, kultūrinių liberalų pažangioji spauda, jie patys pradėjo kviesti žmonės, jau kai Lietuva jau peržengė šitą perestroikos sąjūdinį laikotarpį. Žodžiu, Liūtas buvo niekada nenutolęs nuo Lietuvos ir dabar galvoju, toksai žmogus, galvoju, vardas visiškai tinka, kai aš jį pamačiau, reiškia. Tie jo, aš įsivaizduoju, jaunystėje buvo dar vešlesni jo plaukai, tai toks tikras miegantis Liūtas ir visiškai nemiegantis, visą laiką akylai matantis, vertinantis, išoriškai rūstus, o viduj labai jautrus ir subtilus žmogus. Tai mano pirmas susitikimas su juo buvo, aš dabar tiksliai neprisimenu. Gal mes kažkur buvom Vytauto Didžiojo universitete, bet paskui toks jau kontaktas, kai aš kalbinau jį Kauno dienai. Mes tada kaip tik darėm kultūros ir meno priedą Santaką, tai galėjo būti mes turbūt pradėjom nuo 1996 ir 5 metus, mes turėjom 8 puslapius be reklamos ir mes ten. O universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas buvo kaip donoras pačių įdomiausių žmonių, nes visi važiavo. Važiuodami į Lietuvą, vienai par kitaip užsukdavo vieni tiesiogiai, kaip Avižienis, ar kurie dalyvavo aktyviai universiteto, atkuriant universitetą ir kiti, bet vienai par kitaip ir tada jau vėliau atsiradęs Išeivijos institutas, Kaunas buvo taip toks traukos objektas. Nors Liūtui Vilnius, manau, buvo gal svarbesnis ir gal dėl to, kai jau jie nutarė keltis į Lietuvą, pirko butą čia, kad Liūtas būtų arti viso šurmulio. Ir jo mylima François, kaip jis sakydavo, mano Franė. Tai jo Franė sukūrė visą šitą aplinką, kad Liūtui būtų jauku ir patogu, kad jam primintų ir namus Čikagoje, ir kad čia būtų vieta, kur susibūrė įdomų žmonės, ką jie pasikviečia, pasikalba. Ir tai buvo daroma subtiliai, tyliai. Dideli darbai buvo daromi tyliai, ramiai, su geru humoru ir su labai gilia išmintim. Ir aš iš tikrųjų, kol aš
perpratau Liūtą, tai praėjo nemažai laiko. Tai vat jeigu 96 gal susipažinau, o iki pat praktiškai jisai išvažiuodamas į Ameriką dar man paskambino, tai buvo 2007 metai, vasaris, po mūsų slidinėjimo kartu nedidelė kompanija, mes buvom, Liūtas mane mokė slidinėti. Aš tiek daug iš jo išmokau per tą laikotarpį. Tai aš jau ne vieną kartą esu sakiusi, kad mano pačios būtis yra kaip kempinės būtis, nes aš iš sutiktų žmonių nepaprastai daug gaudavau. O Liūtas buvo tas toksai, o dabar staiga šovė į galvą, kaip sargas, kuris sergėjo tavo tokį kritinį mąstymą, kad tu nenuklystum ten kur nors į lankas ir nepažiūrėtum egzaltuotai, ir jis į viską žiūrėdavo su geru humoru ir truputį dozę skepsiu. Ir va čia vienoj nuotraukoje yra, kur mes sėdim prie stalo ir aš čia pasidėjus kažką tai užsirašinėjau dėl akiračių, va, šitą nuotrauką jo. Ir aš čia taip pasidėjau ir Liūtas taip žiūri, pasakoja, tai tu čia rimtai dabar viską užsirašinėjai. Kažkas tai tokio buvo, kad aš pasijutau kaip kvaila kokia biurokratė, kuri čia užsirašinėja. Ir tas interviu su juo, pirmasis mano interviu, ten jis irgi tokį mažą pamokėlę baigdamas tą interviu pasakė, kad, nu tai matai, gyvenimas nėra dvispalvis, balta juoda, gyvenimas yra pilkas. Ir tame pilkume yra daug spalvų. Ir reikia mokėti rasti spalvų tame pilkame gyvenime. Ir jis atrodytų kartais toks rūstus, turėjo, sakau, daug vidinės šviesos. Tai toks, sakyčiau, pirmas įspūdis, emocinis. O po to mes pamažu, ir jis pradėjo, jis kaip tikras redaktorius, jis gal pakalbėjo su manimu, tai čia gal bus po to mano interviu, gal jam pasirodė, kad, gal jis kad nors daugiau mano buvo skaitęs, kad matyt verta mane traukt akiračiams parašinėti. Ir jis visą laiką ieškojo kaip tikras geras redaktorius, kuris, nes redaktorius, žurnalistas, tu gali būti labai geras, vidutiniškas, blogas, bet redaktorius turėtų būti geras, nes jis turi matyti daugiau, jis turi sukti tokį ratą, kuriame uždarytų ir autorius, ir kad tas atitiktų jo sumanymus, ir neprimesti kokį nors savo vidinę cenzūrą ar dar ką nors, bet tiesiog, ir jau jisai užkabino meškerę, kaip Kavolis dirbo Santarą, jungdamas ir kalbindamas prisijungti arba metmenims rašyti, tai Liūtas akiračiams. Ir labai dažnai akiračiai buvo painiojami, nepainiojami, suliejami tarsi su Santara, kaip metmenys akivaizdžiai buvo labiau susiję, kadangi su Kavoliu. O akiračiai buvo laisvesni. Tai buvo tikrai tokios liberalios minties, nesušukuoti, su daug kontroversiškų dalykų. Ir aš jau jūs buvau skaičiusi, visokius ginčus, visokius pasišpilkavimus. Aš labai daug išmokau. Ir pradėjau rašyti ir galvojau, o tai kaip man vieną rašyti dienraščiui, kitą rašyti tokiam leidiniui mėnraščiui kaip akiračiai. Tai man pačiai buvo tam tikros pamokos ir Liūtas tada jau, pagalvok, va apie tą ir aną. Pagalvok, gal parašytų. Ne, sakau, gal aš šiandien. Bet paskui pamažu, žodžiu, rašydama ir gaudama pastabas, kurios būdavo labai subtilios ir santūrios, jeigu kas būdavo. Aš mokiausi. Man buvo akiračių mokykla. Tai patirtis, kai aš paskui pati įsivėliau į akiračių, sakyčiau, jau nepasakyčiau voratinklį, į tinklą gerąją prasme ir mokiausi. Nes aš niekada niekur mano laiku universitete, kai aš mokiausi, tikrai ne. Ir netgi ta patirtis dienraštyje, kur suplaukdavo daug įdomių žmonių, ypač atgimimo laikotarpiu, aš labai daug išmokau iš Liūto. Kaip redaktoriaus, kaip žmogaus ir jo vertinimo. Kaip jis vertindavo žmonės, kaip jis reaguodavo į ką nors. Ir tas kritinis mąstymas. Jokio cinizmo, tam tikro galbūt tokio kartais švelnios pašaipėlės ir jis labai įdomiai kikendavo. Jis nesijuokdavo taip, pilnu balsu, bet jis pasako ir jau suprask, arba tokia veido išraiška, kad tu jau supranti, kad, čia biškai gal lazdą perlenkiai, gal kažką tai taip. Bet užsimesgi ir tikrai aš sutikau nepaprastai daug žmonių,
kuriuoms jaučiau didžiulę pagarbą, į kuriuos gal žiūrėjau šiek tiek kritiškai ar kaip nors, bet buvo žmonės, kurie man turėjo didelės įtakos. Tai tokių žmonių labai nedaug. Taip pat Liūtas buvo vienas iš jų. Ir su visa akiračių patirtim, visa akiračių mokykla, nes aš mačiau ir tą kitą Amerikos lietuvių pusę, nes mūsų giminaičių buvo, tai ten būdavo vienokis požiūris į Lietuvą, vienaip traktuojama, aiškinama, su tam tikrais geranoriškais pamokymais, bet su tokiais truputėlį pasilipėjus ant vienu laipteliu tarsi aukščiau. O Liūtas jis buvo šalia, jis tiesiog, ir jis netgi iš tuos pasišaipydavo iš kai kurių, kaip, tai čia žinai, nesakysiu kokiais epitetais, kartais tokiais pavadindavo, bet jisai buvo labai mandagus, jis niekada neįskaudindavo, neįžeisdavo, bet jeigu reikdavo pasiginčydavo. Ir kai aš klausydavosi, kaip jie ginčijasi su Rekašium, su Šmulkščiu, tai nebuvo ginčai, tai buvo pokalbiai, diskusijos. Kaip jisai gražiai pasišaipydavo iš profesoriaus Alfred Eriksen. Ir sakau, bendravimo kultūra, intelektualinis toks nuotykis ir, nežinau, žinios. Ir jokio pasipūtimo. Tyliai, ramiai, kantriai, jautriai. Tai va, daug žodžių ir kai jo nėra, bet sakau, čia jo nuotraukos, jis čia paliko kažką tarp tų sienų. Aš niekada nesureikšminu namų, butų, aplinkų, esu dirbusi įvairiuose istorinėse aplinkose ir dabar buvusioje užsienio reikalų ministerijoje Adamkaus bibliotekoje būni. Tos sienos gal kažką sako, gal per daug sugerta ten visko, nes tas sovietmečio gabalas buvo. Bet šičia buvo su didžiulė meilė Pranutės, kaip mes visi švelniai vadinom, sukurta, kad Liūtas galėtų tęsti savo darbus. Ir tada yra tas kitas etapas, apie kurį galbūt manęs klausit, ar aš galiu pasakoti apie tai, kaip aš įkliuvau į akiračių tinklus ir kaip paskui man tapo tiesiog vos ne mano garbės reikalas tuos akiračius atgaivinti čia Lietuvoje. Ir kaip dėja, 5 metus mums pavyko ir kaip paskui mūsų šitas svajonė, iliuzija sugriuvo ir aš dabar galėčiau čia raudoti ir sakyti, numirė tie akiračiai, bet aš prisimenu tokį pokalbį Kaune su Liūtu, su Kaziu Almenu, Zenonu Rekašium ir Juliu Šmulkščiu. Ir mes tada buvom susirinkę Kaune, gal žurnalistų namuose, buvo kažkokia diskusija, greičiausiai apie akiračius, ir po to mes kalbėjom, ką mes darom čia toliau, nes aš vienu metu buvau perėmus elektroninę akiračių versiją, kad redagavau ją. Ir tada aš entuziastingai sakiau, kad būtinai reikia popierinės versijos, o jie taip žiūrėjo, sakau nes negaliu išskirti, kuris labiau buvo skeptiškas. Bet man regės, ar ne, Kazys Almenas sakė, tai Birutė, tai kaip mes numirsim, visi tai ir akiračiai numirs. Ne, sakau, ką jūs čia šnekat, mes kaip tik turim akiračių pamokas čia skleisti, mes privalom. Tai yra, nėra tos nišos, nėra laisvos tokios spaudos, visa spauda geltonėja, visa spauda eina žemyn, nes aš išgyvenau tokį pakilimą, patyriau, ką reiškia dirbti nepriklausomai, nesuvaržytai, kai tau nebelieka jokios cenzūros ir mes kurdami santaką aš tą patyriau, bet paskui aš pati jaučiaugi pulsą, tugi jauti, kas vyksta viešojo erdvėje ir aš mačiau, kad, tai duokit skaitalo ir gana čia tų istorijų ir gana tos istorijos. Tai Birutė atvedė dar vieną žydą, čia taip apie Leonidą buvo pasakyta mano kolegų. Deja. Tai kartais tas ir jutai, kad čia eina viskas žemyn, o tu norėjai, kad būtų kažkas. Ir kaip akiračiai, deja, mes turėjom juos baigti ir uždaryti, aš vis tiek nerimau, dar už tai prisidėjau prie kitos avantūros, mes pradėjom leisti, aš tik rėmiau tą idėją miesto IQ, jaunimas ėmėsi, o aš paskui jau prisidėjau prie IQ. Ir dar tebeina tas žurnalas, bet jau aš pasitraukiau ir mes perleidom tą leidybą, nes visą laiką mačiau reikalą būtiną, kad mes turim turėti kitokią spaudą. Ir aš
jutau iš jaunos generacijos, kad sako, nu mums nusibodo, kur kaip sakoma, kiaušinienė su mėnesiena suplakama, kur reiškia kažkokios paklodės vartomo šalia kažkokių tai įvykių, kurie vyksta rimti ir kur reikia geopolitinės analizės. Nu ir dabar, kai jau socialinė žiniasklaida, tai dar viskas keitėsi, tai čia jau būtų atskira kalba, kas atsitiko su mūsų žiniasklaida. Bet man akiračiai buvo, nu tarsi absoliučiai, nu dabar pasakysiu banalybę, kitokio oro gurkšnis, bet tai buvo kažkas tai tokio, kur man pačiai aš labai bijojau, kad aš nesugebėsiu, bet paskui besimokydama aš supratau, aš tiesiog neturiu pasirinkimo, aš privalau šitą padaryti. Ir tai sutapo su tuo, kad 2002 metais aš išėjau iš Kauno dienos ir išėjau visiškai ne dėl to, kad man kokios aplinkybės. Tiesiog aš supratau, kad aš jau nebenoriu dirbti dienraštyje, aš turėjau labai geras pozicijas, gerą atlyginimą, jau įdirbį ir visa kita, bet aš taiga supratau, kad aš nebenoriu, aš pavargau, ir mano kolegos kai kurie sakė, tai tu esi laisvas žmogus, kad gali sau leisti. Bet akiračiai neatlygintina veikla buvo. Absoliučiai. Ne vieno, ir aš rašiau už dyką ir dirbau už dyką, ne už dyką, šis žodis netinka, bet tikrai neatlygintinai, ir visi autoriai rašė neatlygintinai. Mes nemokėjom niekam honoraro. Ir tai jau kaip aš redagavau, o Liūtas lygiai taip pat, savanorystės principų, jie patys savo namuose tvarkydavo ir prenumeratą, Pranutė padėdavo siųsti, žodžiu, visa ta talka, tas gebėjimas kavoliškai duoti dovaną, o tiems kitiems tą dovaną priimti, tai buvo tokia mokykla, kurios aš niekada nebūčiau niekur kitur gavus, kaip tik tai šitoje aplinkoje. Tai čia tokie šokčiojimai, o jeigu žiūrėt kaip nors chronologiškai, tai va jau lik ir pradėjau, kad 2002 aš išėjau į niekur. O tiesiog taip nutariau, man taip pasirodė prasminga kažką tai keisti ir man tada jau mano mama susirgo ir man pasirodė, kad aš dienraštyje prarandu laiką, kad man reikia imtis ko nors kito, bet aš dar nežinojau ko. Akiračiams aš jau tada rašiau, dirbdama Kauno dienoje, aš rašydavau ir burbėdavo mano kai kurie kolegos, tai kodėl aš čia rašinėjau, kai aš turiu viską laikraščius. Bet aš tiesiog savo saviraiškai ir iš to draugiškumo, ir iš to, kad man pačiai buvo įdomu ir man tai buvo savotiškai toks satisfakcija didžiulė. Ir tada, išeinu ir einu Laisvės, jau viskas tvarkyta, einu Laisvės alėją, užsuku į knygyną, nusipirkau kažkokią knygą. O ten buvo Beigbederio Meilė trunka 3 metus. Aš čia per knygelę 4 viršelį pasižiūriu. Ir ten kažkoks sakinys, kad kartais reikia kištis į reikalus, kurie yra ne tavo. Galvoju, matyt, čia man taip atėjo toks laikas daryti reikalus, kurie yra ne mano. Pasijuokiau ir toliau einu, galvoju, o tu turinė, ką aš čia padariau dabar? Išėjau. Vaikai mano jau paaugė, jau vienas mokinys, kitas studentas buvo ir mano vyras šeimos finansais rūpinosi, tai jau be pigų einu ir galvoju, bet vis tiek aš durna, ką aš padariau dabar. Ir tada kažkaip, tiesiog, vėl Liūtas rašo priminimą, tai kada atsiųsi, jau mes dėliojam, gerai, kažką parašiau, kažkaip reagavau ir tada prasidėjo su Paksu susiję dalykai ir mes kažkaip tai įsivėlėm ir amžinatilsį Leonidas Donskis, Egidijus Aleksandravičius ir aš, Adamkus, mus pakvietė būti jo patikėtiniais ir mes dalyvavom rinkimuose ir Paksas nugalėjo. Ir mes iš pykčio pradėjom daryti laidą be pykčio. Bet tuo metu aš jau buvau įkliuvusi į akiračius, rašiau jiems ir tą elektroninę versiją darydavau. O elektroninė versija buvo tiesiog sudėti visą, techniškai sudėti tai, ką duoda Liūtas ir tada dar ką nors iš Lietuvos, kadangi mūsų pačių ir reikėjo man čia irgi medžioti šiek tiek autorių, tai žodžiu, aš
sėdėdama Sugiharos namuose, o Sugiharos namuose dėl to, kad mano vyras buvo steigėjas Sugiharos fondo Diplomatai už gyvybę ir ten palėpėj kambariukas buvo, pasistačiau ten kompiuterį, kad ne namuose. Ir ten buvo akiračių toks kampelis. Ir aš ten sėdėdavau, ateidavau sutvarkyti akiračius, rašyti ką nors. Ir vat viskas sutapo taip, o paskui pradėjom laidą. Ir kelinti metai pirmo popierinio akiračių numerio yra 2005. Tai va, 5 metais jau buvo verdiktas ir labai sutapo, kaip tik čia vasario mėnuo, nepriklausomybė, rūpesčiai ir lūkesčiai. Čia buvo apskritasis stalas, kuriuos man, tarp kitko, tos pokalbius neblogai sekėsi daryti Santakoj, Kauno dienos tam kultūros priede. Ir mes kalbėjom apie nepriklausomybę, ir va šitas laisvės akiračiai, tai čia yra kaip toks kaip manifestas, ką mes norėjom padaryti su tais akiračiais, netgi galėčiau paskaityti. Pilietinės komunikacijos vagos šiandien nėra nei plačios, nei tiesios. Tiems, kurie nepraranda vilties, jog iš posovietinių mentalinių voratinklių išsivaduoti gali tik pati visuomenė. Mažatiražių laikraščių siekiančių savo vertybinių orientacijų viešosios raiškos nepasirodys per daug. Akiračiai per 30 mečius laisvajame pasaulyje yra sukaupę liberalios, nonkonformistinės, nepopuliariųjų dalykų agentūros patirties. Šiandien mes vis dar repetuojame žygiavimo per tą laisvą pasaulį žingsnį. Todėl pasiryžimas sulieti liberaliosios pasaulio lietuvių spaudos ir dabartinės kultūrinio liberalizmo ieškovų kartos pastangas yra viltingas dalykas. Tai mes su ta viltim ir pradėjom popierinius akiračius. Ir įsivėlėme šitą avantiūrą, ir kuri buvo pradžioje sėkminga, o paskui ten buvo tokių objektyvių aplinkybių, bet didžiausia tai tiesiog neatsirado skaitančių. Ir kažkada tai Santaros šviesos klubo diskusijų, tokia viena iš temų buvo, kodėl lietuviai neturi savojo New Yorkerio arba bent jau New York Times lygio spaudos. Ir atsakymas pats primityviausias būtų todėl, kad neturim pakankamai gebančių leisti ir norinčių skaityti. Net atsimenu, Gintaras Grajauskas, burbėdamas apie kultūrinę spaudą, sakydavo, tai ko čia tie kultūrininkai burba, patys neperka, patys neprenumeruoja. Ir mes būdų atsinešam krūvą akiračių į klubą ir visi gražiai išsidalina ir mes, aišku, paraginam, prenumeruokit. Ir ką? Ir nelabai. Bet parama iš akiračių, senųjų akiratininkų visą laiką buvo. Ir Adamkus, ir Mockūnai, visi, kurie rašė ir Almenai, jie paremdavo finansiškai, mes paremdavom savo darbu ir netgi aš savo pargalvoju. Tai jau čia vėliau. Tai taip. Jo, dar ėjo akiračiai. Man buvo mano 50-mečio šventėj, aš prašiau nenešti dovanų, o aukoti akiračiams. Ir tą darė visi, kurie šventė kokius nors prieš tai Aleksandravičius, ten dar po to. Mes išmokom iš šitų žmonių aukoti, prisidėti nes Lietuvoje nebuvo įprasta. Aš atsimenu, viena žurnalistė manęs klausė, o tai kodėl jūs čia tokius visuomeninius darbus darot? Mes daugiau prie visokio esam prisidėję dalykų. Todėl, kad tas turi prasmę, todėl, kad mes išmokom, kad kaip tu gali susiorganizuoti, padaryti pats. Nes aš atsimenu čia iš Atviros Lietuvos fondo išleistų knygų Ralfo Dahendorfo. Toks visiškai atrodytų, neįdomi lektūra, tarsi iš pirmo žvilgsnio. Ten labai labai gražiai sufokusuota, ką reikėtų daryti, jeigu tu nori kurti tą pilietinę visuomenę. Ir dėl Dievo jaunimų jo toks manifestas. Dėl Dievo meilės darykite ką nors, kas turi prasmę. Tai mes kažkaip tai tą darėm, nes matėm, kad tame yra kažkokia prasmė. Ir netgi, jeigu tuo metu manęs būtų paklausę, o tai kodėl tu taip darai? Ir dabar jūs paklaustumėt manęs, o kodėl aš tą dariau? Tai aš pasakyčiau, kad aš turbūt nepasakyčiau visko, kodėl. Tas buvo vidinis kažkoks impulsas. Aišku, buvo labai konkretus dalykai, nes tu norėjai
keisti kažką truputį kitaip ir prisidėti pats, o nelaukti, kad kas nors tau kažką išleis, padarys, atneš. Natūralus noras kurti. Tai Liūtas buvo tas žmogus, kuris, tai ką aš kalbu apie save, tai visa tai yra iš tų žmonių. Žinoma, ir Šmulkštys, ir Rekašius, ir tas pats Kazys Almenas, kurio aš iš pirmo žvilgsnio, oi kaip aš jo bijojau, jis atrodė toks rūstus ir tą interviu ruošiau su juo, jau galvoju, kaip čia dabar bus. O paskui staiga tu pamatai, kad atsiveria visai kitokio lygio bendravimas. Tai Liūtas irgi buvo tas, reiškia, toks rūstus iš pažiūros. Liūtas, kuris atveria visas paprasto, tikro, laisvo bendravimo ir tikrai buvo laisvo žodžio mėnraštis, tai, sakau, toks trejopas. Viena, jisai aš bendravau su juo kaip su akiračių redaktorium, paskui, reiškia, kaip ir jau jam rašydama, jam akiračiams. Po to mokydamės iš jo, paskui perimdama, bandydama tęsti, sakau, bandydama, nes tikrai tai buvo bandymai, bet buvo gerai, nes jie mūsų visą laik buvo šalia ir iki to, kad dėja, kažkaip viskas numirė ir aš save tik tai raminu, kad, matyt, taip turėjo būti ir mes neužaugom iki to. Tarp kitko bandėmės ten ieškoti ir paramų kitokių, rašėm ten spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondui ir kai kurie gaudavo, o mes ne. Nes per daug laisvi, per daug liberalūs. Tai čia jau ta taisyklė aš pati patyriau, kai tu truputį išlendi iš minios, tai gauni per galvą, kad žinotum, kur tavo vieta. Galbūt tiesiog taip sutapo. Bet tos patirtis, tie susitikimai, jie kažką davė iki šiol, kol aš pati būsiu gyva, mane tas guos, mokys. Ir dabar ryšys su Frane, Pranute, François Puzina, kuri kuo toliau, to labiau panašesnė į tikrą aristokratę, kokia jinai ir buvo. Tiesiog visa tai plaukia iš jos. Tai iš Liūto plaukia jo laisvė, jo liberalus požiūris ir jų abiejų buvimas kartu, visiškai skirtingos patirtis. Absoliučiai skirtingi gyvenimai, bet taip susipynė. Ir tai ne tik, kad jų namai buvo, čia yra nuotrauka, kur aš pirmas įguvau 97 metais pas juos, šitie patys baldai. Ir buvo kažkas tai tokio, kaip tu užeini į namus ir gali jausti šeimininkų, kuo jie gyvena iš detalių. O dar man 97 metai, taigi mes tik čia išsilaisvinę, viskas dar akis išplėstos visame kame. Tai tokių pamokų ir iš Pranutės aš labai daug gavau. Ir iš jų dueto, ir atskirai iš Liūto. Taip, nežinau, ką dar jūs norėtumėte apie jį patį, apie kokius nors įvykius, detalės, ką jūs manęs dar klaustumėte. Ar iš to laikotarpio, kada jūs buvo Čikagoje, tas pirmas ir antras kartas, jie turbūt skirtingas patirtis atnešė, ne? O taip, nes jau tame tarpe buvo, aš buvau 97-ais, tai buvo toks labiau, tiesiog aplankiau tokie ypatingų žmonės, apie kuriuos aš buvau, tai aš pati buvau ir nedrasi, ir man buvo daug įspūdžių ir visa kita. O 2001, tai aš jau buvau akiračių bendradarbė ir buvo labai įdomu. Kaip aš jau pasakojau prieš tai, Liūtas, reiškia, Pranutė buvo išvažiavus lankyti savo mamos į Paryžių, o Liūtas pasiruošė pavaišinti svečius, nupirko didelį tortą. Mes atvažiavom su profesoriu Senu, atvažiavo Rekašius ir man reikėjo juos pakalbinti. Aš turėjau tokią užduotį, nes man rūpėjo. Ir paskui parašiau aš tą mūsų pokalbį su jais. Bet jie sako, bet pirmiausiai sutinkam, kalbėsim, jeigu tu kalbėsi, jeigu tu mums pasakosi. Ir jie mane interviavo akiračiams. Jie norėjo mane pakalbinti. O aš tik taip plump visas dureles užsidariau. Taip, ir atsakinėjau į klausimus, kaip aš pati galvoju, kodėl aš taip reagavau. Nes aš dar dirbau Kauno. Pirmais metais aš dar dirbau Kauno dienoj, nes man tie nuolat burbuliuodavo, kad aš čia
aš atstovauju Kauno dienai, aš esu laisvas žmogus, aš sakau, niekam neatstovauju, aš dirbu pas jūs, aš atiduodu savo darbo, savo gyvenimo laiką ir aš už tai gaunu honorarą, ką aš parašau, bet jūs mano laisvės negalite suvaržyti. Ir šitas mano pasipriešinimas jau buvo išmoktas iš akiratininkų, sakiau. Noriu ir važiuoju į Santarą, noriu ir rašau į akiračius. Nu, bet kadangi buvo kažkaip laisvės nemažai ir man niekas, bet burbuliavimo buvo. Ir aš matyt kažkaip sureagavau, kad man reikia klausti, o ne atsakinėti. Ir jie manęs klausinėjo man atrodo, apie Lietuvos spaudą, tai galvoju, prišnekėsiu, ką nors, ką aš iš tikrųjų galvoju. Tai paskui man vėl čia bus kalt kokiu. Toks, iškia, tavyje sėdintis tas mažas sovietinis žmogeliukas, matyt, kažkaip tai sakė, patylėk biški čia. Savicenzūra suveikė. Tai sakė, tai paskui juokėsi, jie neparašė nieko, sakė, tai ką čia rašyti, pasistatė akmenų sieną ir nieko nepasakė mums. O aš kalbėjau, vaidinau protingą labai, o aš parašiau. Ir dabar neprisimenu, kaip tas tekstas Santakos tam priedo pirmam puslapį ir nuotrauką atidėjau ne šitą, bet juos visus tris. O čia Rekašiaus nėra, nes Rekašiaus matyt fotografavo. Ir čia iš to jūsų 2001 metų. Taip. Ir šitą. Ir tada aš juos kvočiau. Ir dar pokalbis su jais man labai pasitarnavo. Aš kitą interviu rašiau su Adamkum, nes Adamkus ir man reikėjo žūtbūt gauti žinutę iš Adamkaus, ar jis kandidatuos ar ne. Ir mes sutikom su jo ofise, paskui pasikvietė į svečius, važiavom pas jį į namus ir ponia Alma paruošė pietus ir mes pietavom ir mes kalbėjomės ir aš pradėjau pokalbį dar jo ofise, kaip tik draugė išėjo tokia žinutė. O kas buvo tas Valdas Adamkus ir ko jis važinėjo į Maskvą, į Lietuvą, kaip jis galėjo, lygiai taip pat kaip ir visus santariečius. Visi ten tie veiksniai bandydavo uždėti tą ružavą spalvą, maždaug jie čia kairieji, o ką sakydavo santariečiai, kad jeigu tavo brolis sėdi kalėjime, tai tau reikia kartais ir su prižiūrėtoju pasikalbėti ir jį aplankyti. Tai čia buvo veidų į Lietuvą visa politika. Tai, žodžiu, toks, iškart prisiminė visai kiti dalykai ir užstrigau, bet priminkit man. Jūs apie tą interviu, kad jie pradėjo jūs interviuoti? Ir Adamkus, kodėl aš paskui tą interviu panaudojau. Ir Adamkus pasakė, visą kelią pasakojo man, kaip jisai mylėjo Lietuvą ir kas čia, kodėl pakišo tokia. Tai sakau, čia akivaizdžiai yra provokacija, kad jūs suerzinti. Ir mes kalbėjomės. Ir tas mūsų interviu išėjo po pietų, mes atsisėdom jo ofise ir darbo kambariai, ir aš jau klausimus uždavinėjau, vis tiek tęsė apie tai, kaip jam Lietuva buvo svarbi, o man reikia dar kitų dalykų ištraukti ir aš žinau, kad aš grįžus turėsiu rašyti naktį, nes Lietuva bus rytas, kad aš jau tą interviu manęs laukia. Ir parvežė Adamkus mane namo pas pusseserės ir aš atsisėdau, ką man daryti. Aš nežinau, kaip parašyti šitą interviu, nes čia netelpa interviu žanro rėmus. Ir staiga, prisiminiau, ką mes kalbėjom. Ir aš pradėjau pasakoti pokalbiai, ir tas interviu paskui tekstas pasivino, pokalbiai Vėjų mieste arba kas yra Valdas Adamkus. Ir šitas Rekašius, Mockūnas, Senas pasakoja man apie Adamkų, apie Santarą, aš ištraukiau tuos gabaliukus ir man tas interviu buvo toks, pasakyti, akiračių desertas. Visos akiračių mokykla man suveikė ir aš išsisukau ir man tikrai kartais ir studentams sakydavau, kad interviu gali būti visoks. Ir nebūtinai, kad tu atsakysi visus klausimus, bet tu gali padaryti tokį, parodyti daugiau negu tik klausimai atsakymai. Tai taip išėjo, kad man labai pasitarnavo. Akiratininkai mane išmokė ir būti laisvai, ir nebijoti parašyti kitaip. Ir ten buvo, kitą dieną gavo visi tekstą mano ir dar rašiau ranka, faksu siunčiau, nes kitaip neturėjau galimybių ir tada išėjo tas pokalbis. Žinoma, ištraukiau žinutę, kad jis kandidatuos.
Bet nepradėjau nuo jos. Šiaip dabar sakytų visos žurnalistinės mokyklos, kad jau čia reikėtų. Adamkus patviravo ir prisipažino, kad dalyvaus rinkimuose. Tai va, tai čia buvo irgi akiračių pamokos. Tai jeigu kalbėti apie liūtą, tai gal vienas toksai būtų, bet visą laiką šalia akiračių pamokos. Ir gal aš per daug per savo prizmę kalbu, bet kitaipgi neišeina. Aš negaliu jo kaip nors vertinti kaip kokio nors analitikė žurnalistikos. Bet tokio redaktoriaus su tokia patirtim, o šiaipgi jisai tai buvo inžinierius. Taip. Ir ką jisai rašė, ir jo knyga apie deksnį. Tai jo tas gilus mąstymas, puikia erudicija, kuria jis tikrai nesipuikavo. Jis tiesiog visą tai nešėsi su savim ir sakau, o humoro jausmas buvo puikus. Tikrai rasdavo galimybių ir pasišaipyti, bet taip, kad neįskaudintų, kad truputį ir kartais kaip rimtas liūtas, reiškia, susimastydavo, tarsi toks būdavo, atrodo nelinksmas, o paskui žiūrėk staiga ir žaižaruoja kokiu nors gerų humorų. Gal galėtumėt papasakoti apie tą paskutinę slidinėjimo kelionę, kaip ir Aleksandravičius ją įvardino? Čia kaip čia sako, nespaudai, bet ta paskutinė kelionė buvo kažkas tai tokio, aš nežinau, matyt, toks atsisveikinimas su kažkokiu, tai ne tik su liūtu, bet ir kaip dabar galvoju, tai kaip mes nežinom, kartais kada būna tas paskutinis pokalbis, paskutinis sakinys su žmogum, jisgi buvo sveikas, drūtas, nesirgo, kai tu slaugai sergantį žmogų, lankai sergantį žmogų, tai viena yra, kai tu jau junti kažkur tai amžinybę už nugaros, o čia nebuvo jokių požymių ir mūsų paskutinė kelionė buvo iš vis avantiūristiška, mes ten rinkom komandą ir mes išvažiavom automobiliu į Intertuksas, man atrodo, ta vieta, ten ledynas. Ir užsisakėm važiuoti ten į namelį, kuriame visi ten apsistojom ir liūtas važiavo kartu su mumis ir jam ta kelionė tikrai nebuvo lengva, bet jisai susikaupęs rimtai sėdėjo ir visokias mes ten muzikas klausėmis, kokį nors komentarą pasakydavo. Bet suma sumarum, kaip ta buvo slidinėjimas. Liūtas buvo senas asas slidinėjimo. Ne amžiumi senas, bet savo patirtim, nes išmoko slidinėti dar DP stovyklose, sakė, iš amerikiečių bazės pavogė slidės ir lakstė kalnais, išmoko slidinėti. Ir jie ir su Pranutė skrisdavo kur nors ten slidinėti ir sakė, kitąmet važiuosim su Frane į Prancūziją ir visi važiuosim ir slidinėsim, bet Pranutė palaikys kompaniją, o mes slidinėsim. O aš mažiausiai patirties turėdama, bet labai jau savo jėgom pasitikėdama, aš irgi slidininkė, ką aš čia dar buvo jaunas toks kitas jaunuolis, kuris sakė, aš vieną kartą slidinėjau. Ne Aleksandravičius. Ne, tas Aleksandravičius jau jis buvo jau kietesnis, žodžiu, ir visa mūsų ten ta kompanija, kuri tokia nuo iki, o aš tai kaip, aš paslidinėsiu, bet sakau, mes paimsim dar instruktorių, nes reikia prisiminti ir mes su to jaunuoliu, aš ir tas jaunuolis ėmėm instruktorių, kad mes prisimintumėm įgūdžius ir žodžiu, aš pasikartojau ir jau labai buvau savim pasitikinti, galvoju, tai bet kaip aš prieš liūtą pasirodysiu, ašgi turiu vis tiek nors nusileisti nuo kalno. Ir liūtas sakė, aš tau parodysiu, kaip pagauti pudrą, tu turi nuo šito kalno, dabar tu nusileisi taip, kaip reikia, o ne taip, kaip tu čia bijodama. Aš tokia, iš tikrųjų tai žiauriai, aš ten baisiai atrodžiau turbūt, bet vis tiek, svarbiausiai pasitikėti savo jėgom. Ir mes leidžiamės, o ten mes pasirinkom tie jau nelabai patyrusiai, labai aukštai, bet toks
tokia labai graži trasa, tokia, bet ją reikdavo patekti per Raudoną, labai stačią trasą. O Liūtas jau su Egidijum, jau stipresnieji, eidavo tą Raudoną ir jie jau varydavo žemyn tą Raudoną trasą. O mes likdavom jau tam bliūdė, o paskui nusileisdavom jau su keltuvais, kad nereiktų per tą Raudoną trasą užsimušti. Ir Liūtas sakė, gerai, šiandien aš tavęs palauksiu, dabar leiskis nuo to kalno. Ir aš stoviu ant to kalno, o Liūtas gražiai, dabar žiūri, va taip, ir jis jau stovi, žiūri mane, rodo, varyk. Kur tokio lygio slidininkas, mokytojas ir šiaip, kaip aš dabar čia. Ir nuleidžiuosi pradžiai visai neblogai, o paskui kaip vožiausi. Kažkaip aš ten buvo labai daug jaudulio, nes man reikėjo būtinai klasę parodyti. Užuot klausius, o Liūtas apačioje rėkia. Dabar laikyk, taip, prispaus, nepaleis slidės. Kur tau? Tik plumpt sėdžiu, viena slidė liko, o kita nuvažiavo žemyn. Mano tą slidę jau atgabeno kiti slidinėtojai, tai ką man dabar tą slidę, tai kaip aš iki jos čia nusigausiu. Paleidau tą antrą slidę, įsiguliau ant pilvo ir nulėkiau taip, ten nedaug. Liūtas beveik sėdėjo ant žemės iš juoko. Sakė, dar tokių dalykų nesu matęs per visą savo gyvenimą. Žodžiu, baigėsi labai juokingai pamokas, aišku, aš paskui jau tą savo slidę prisisegiau ir mes toliau ten jau likom tie nelabai geri slidininkai tam bliūdė slidinėti. Ir kiekvieną vakarą grįžę, būdavo vakarienė, susibėgimai, pokalbiai ir Liūtas labai tiek jis istorijų pasako, jis buvo tokios geros nuotaikos, o jau jisai tikrai blogai jautėsi. Nes iš ryto jisai, kai jau į trasą, jisai užsisekdavo batus iš karto, o mums reikdavo pavažiuoti autobusiuku ir tada tik tai. Sakau, Liūtai, tau kojos pavargs, kam tu mes ten tik tai atsisegė tos batus eidam. Ne, sako, man taip geriau, tu sėsk, taupyk. Ir toks kaip tėvas, kaip mokytojas, kaip bičiulis, kuris dar gali iš tavęs ir pasišaipyti. Tai buvo toks smagumas. Ir jisai sakė, per mažai pudros šito kalno. Pudros tai tokio lengvo sniego. Bet jau tada jisai nestipriai jautėsi. Atgal važiuodami mes kažkokią klausėm labai juokingai, gal kažkokiu tai būdu atsirado ar tai Nijolės Narmontaitės kažkokios dainos. Jisai tiek kikeno. Klausyk, sako, reiktų Franiai šitą padovanot, prisijuoktumėm. Ir buvo pavargęs, bet buvo linksmas. Ir po to neilgai trukus jisai susiruošė į Ameriką, jau sutvarkyti, kaip jis paskambino man, sako, tai dar apie akiračius kažką pašnekėjom. Sako, dabar jau skrendu, susitvarkau paskutinius reikalus ir grįžęs jau grįžtų su visam. Ir va. Ir po kurio laiko, neatsimenu, kiek ten paskambino Kazys Almenas, sako, nebeturim Liūto. Tai čia buvo, o iš tikrųjų jau jam matyt buvo kelionė automobilius, kalnuose slidinėjimas vis tiek aukštai, tada lėktuvas ir trompas, kažkur buvo trompas, kuris nuvažiavo į širdį ir jisai pas Zenoną Rekašių mirė. Ir nuvažiavęs iš vakaro ir gydytojai, ligoniai viską pažiūrėjo, nieko. Tai ta mirtis buvo tokia staigi ir galėtum sakyti, kiek visų pirma Pranutei čia buvo, nes viską, ką jinai darė dėl Liūto. Ir šitie namai buvo kurti ir štai taip jinai greitai juos apsisprendė palikti, nes be Liūto jai čia, mes čia ne vieną kartą sėdėjom, kalbėjomės ir kai jau Liūto nebuvo. Ir manau, kad jinai labai sąmoningai tiesiog norėjo susimažinti gal tą netektį, tą skausmą. O mums visiems tai buvo toks. Kita vertus, dabar, kai galvoji, jisai taip prasmingai pragyveno tą savo gyvenimą ir išėjo, visame, kaip sakoma, dar tikrai jo metai jo neslėgė, jisai buvo labai jaunatviškas, labai stiprus. Ir tiesiog, tai va tos pamokos jos liko ir tas gyvenimas, kaip sakoma, nes žodis akiračiai,
Šiaip dažnai kokioj nors spausdoje yra nuvalkiojamas horizontai, akiračiai, platėjantis akiračiai, siaurėjantis akiračiai. Bet man akiračiai, dabar man tas žodis įgavo, tokius daugiaprasmis akiračiai visom prasmėm. Ir jis nėra man tik tai šiaip savo bendrinis žodis akiračiai. Man akiračiai yra vis liūtas, akiračiai visi bendradarbiai akiračių ir mano pačios tos patirtos pamokos, kurios liko ir jos niekur nedingo, nors ką žinau, ar iš to kokios naudos kam nors yra, bet man buvo daug, tik tai labai gaila, kad pasibaigė, bet sakau, raminu save, kad, matyt, taip turėjo būti, tai tokia visuomenė, nereikėjo tokių akiračių. Daug ko mums nereikia, mes kartais kai kurių pamokų neišmokstam. Tai aš vis tiek lieku, pasak Šliogerio, optimistė po nevilties, aš vis tiek manau, kad lieka dalykai, kurie neišgaruoja šiaip savo. Ir į klubą ateidavo liūtas, kai būdavo jau čia, kai atvažiuodavo, o paskui, kai jau čia gyveno, jis mūsų Nesantaros šviesos klubas nuo tarp kitko. Mes rinkdavomės prie Santakos apskritojo stalo Kauno dienoj, o paskui mes grįžinėdami iš Santaros šviesos konferencijos vasarą, žinau, kad važiavo liūtas kartu ir sakom, tai darom klubą platesnį. Ir va tada pradėjom. Ir tai galėjo būti kokie čia metai, dabar galvoju. Tai toks Santaros šviesos tęsinys ar... Taip, kaip klubas, jau kuris kas mėnesį renkasi reguliariai ir kuris iki šiol gyvas. Egidijus Aleksandravičius kartais vartojo tokią savoką Nidos klubas. Ar čia gali būti apie tai, ką jūs kalbat? Be jokios abejonės. Tas ir atėjo, tai yra Aleksandravičiui tos pamokos akiračių, aš manau, visiems, kurie giliau pažinojo liūtą. Tai daug žmonių buvo, kurie gal daugiau net bendravo negu aš. Ir tas Nidos klubas, tai tai Pranutės ir liūto namai. Ir žodžiu, viskas prasideda. Ir va, kaip ir dabar koks nors Kšištofas Čiževskis sako, tai va, vieno stalo bendrija, kur sugeba susėsti panašiai galvojantys žmonės, bet galintys ginčytis iki užkimimo, iki piktumo, bet po to gebantis vėl kartu daryti kokius nors darbus. Tai aš irgi išmokau diskutuoti, ginčintis. Atsimenu, po pokalbio su Kavoliu aš panaudojau jo paties žodį polilogas. Jisai sakė, kad būtinas visuomeniai polilogas. Ir mano redakcijos korektorė sako, nėra tokio žodžio polilogas, yra dialogas. Sakau, merginos, yra toksai žodis. Ir žodžiai yra kuriami, ir žodžiai atsiranda, ir tie žodžiai labai daug pasako. Tai va tas kavoliškas polilogas, jisai, ir jie, akiračiai buvo tokie aštresni, kitokie metmenys, dar kitokie, bet ir tarp jų buvo tas ir polilogas, ir dialogas, ir netgi ginčai. Ir klube mes, pavyzdžiui, tu gali, ginčytis. Aš atsimenu, kaip Kazys Almenas pyko ant visų architektų dėl Kauno pilies ten projekto, kad kaip dabar Kauno pilis ten sutvarkyta. Kokį čia grūdų sandėlį pastatė dabar ir būtinai reikėjo valdovų rūmo, mes šnypštėm, valdovų rūmų bus tada, kada visuomenė bus turtinga, kad galės sau leisti atstatyti ir statyti. Skirtingo, dabar tie valdovų rūmai, tikrai valdovai renkasi ir tikri, ir netikri, renkasi ten viskas gražu, reprezentatyvu. Bet tuo metu buvo išsiskyrusios dvi tokios nuomonės, kad vieni labai palaikė tą idėją, mažesnė, santariečių mažiau buvo palaikančių, bet, pavyzdžiui, Kazys Almenas tikrai, jam buvo svarbu, kad visi matytų, kad Lietuva yra ne tik tas prieškaris, bet yra jos šaknis, yra LDK ir ginčydavosi ir su Rekašium. Bet paskui mes jau nutarėm, kad šita tema mūsų pokalbiuose, gal mes jos nelieskim, nes vis tik kompromiso nerasim ir pagarbiai gerbkim vienas kito nuomonės. Tai taip ir buvo. Ir valdovų rūmai atstatyti ir yra ten tų pliusų ir minusų ir galima ginčytis. Bet
kalbėjimo būdas, gebėjimas matyti kitą, kitokį. Ir net tada, kai akiračiai ar santara šviesa būdavo puldinėjami, kam nors atrodė pagristai ir nepagristai, tikrai jie išlaikė tą kritinį mąstymą. Ir Liūtas visiškai, galėtum sakyti, koks jis buvo. Buvo laisvas žmogus, savo dvasia, savo elgsena, nepriklausomas, tai laisvas ir nepriklausomas, taip kaip ir šalia, bet jis buvo tikras, nuoširdus ir dar pasakyčiau, labai jautrus žmogus. Nes jisai turėjo to jautrumo, kurio nedemonstravo, nedėjavo, bet labai subtiliai suprastavo. Ir dabar kaip aš dažnai būdavo, kaip prisimenu Leonidą, galvoju, kaip būtų gerai, kad Leonidas būtų dar ir kaip jo nuomonė būtų svarbi. Tai man, kai mirė Liūtas tada, tai man atrodė, tai kaip dabar be Liūto. O dabar galvoju, ką jisai savo misiją atliko ir gal jau viskas, tik vienintelė, galvoju, labiausiai ir skaudžiausiai išgyvena Pranutė. Be Liūto jinai ir nepaisant to, kokia jinai savarankiška ir kokia jinai šauni ir kaip jinai laksto su savo mašinytė, susisodinusi, jai 92, jinai susisodina savo draugės jaunesnės truputį ir važiuoja į Lenkiją pavalgyti žuvies. Tai aš nežinau, kiek čia mes tų 92 metų moteryčių čia Lietuvoje suras. Nepaisant to, sakytų, oi, tai jie čia amerikonai. Taigi Pranutė perėjo ir tremtis ir savo, kol vėl galėjo su savo mama Paryžiui susitikti ir gyventi, ir po to Ameriką, ir po to vėl Lietuva. Jos patirtis, jinai patyrusi to vargo daug daugiau negu kuri nors čia mūsų užguita babytė. Tai aš manau, kad jų tas duetas tai buvo labai stiprus, nes Pranutė taip šalia ir atrodo, Liūtas tai vaikščianti enciklopedija, o Pranutė tokia gera namų dvasia. Bet nebuvo tai atskirai, tai buvo kartu. Taip. Jeigu dar užsiminėte, kad Liūtas savo misiją atliko, kaip, aišku, jūs viską išpasakojot, bet jeigu taip reikėtų pasakyti trumpai, kokia buvo šiam gyvenime Liūto misija? Oi, čia labai jūs jau taip gražiai, sunku pasakyti, ne man spręst. Aš manau, kad misija, kokią jisai pats, jis gal visai kitaip vardintų, Pranutė dar kitaip. Aš manau, kad jeigu priimtai, kokia jo ta pamoka, tai būti laisvam, būti tvirtam, turėti savo nuomonę net tada, kai visi prieštarauja. Ir truputėlį dalintis, šviesti ir išmokyti ginčytis ir išmokyti pastebėti, kitus išmokyti, pastebėti dalykus, kurie yra svarbus. Ir jos su Rekašium Dogas ir Buldogas, ten tie tokie pasikeitimai ironiškom nuomonėm, josgi ten rašydavo tokį paskutiniam puslapį. Paskui mes Jurgį Gimberį leidom į tą skiltį. Tai turėti gerą humoro jausmą ir džiaugtis gyvenimu, džiaugtis kiekvieną akimirką. Tai toksai intelektualinė šviesa ir didžiulė tolerancija. Ir sakyčiau, pakankamas skepsis tokiems kartais banaliems dalykams. Ačiū, Birutė. Nežinau, kažką pripliurpiau, pasirodo visa valanda praėjo. Man net nereikėjo nieko klausti, gerai, kad perbėgam per klausimus, tikrai. Tai gal reikėjo mane pertraukti. Ne, kad jūs viską labai nuosekliai ir perėjot per tos klausimus, labai profesionaliai, sakau. Stengiausi nekalbėti, kad negadinčiau eterio. O jūs galit patikėti, kad man, pavyzdžiui, kai aš buvau kokių, dar neturėjau gal 30, kad man kalbėti buvo pats sunkiausias dalykas gyvenime. Viešai kalbėti, apskritai kalbėti. O dabar mano vaikai sako, mama, jeigu tu biškį patylėtum. Tai kažkaip tai irgi išmoksti, nors aš turėčiau mokėti labiau klausytis, o pati mažiau kalbėti, nes vis tiek žurnalistas turi klausyti, turi atsirinkti ir mokėti paklausti, kritiškai vertinti.
Bet taip klausant, jūs atrodo, kad jūs turit kalbos dovaną. Neturiu visiškai. Čia tiesiog gyvenimas išmokė. Ir va tie žmonės, kurie buvo šalia. Nes Liūtas tai nebuvo plepys, jis buvo santūrus. Jisai žodis svėrė. Jis buvo toks, mažakalbis. Tartum. Bet jeigu kokia nors tema, kuri jam yra svarbi, jis tikrai turėjo savo aiškę nuomonę. Tai nežinau, ar pasakiau, bet čia matys šitos dvasios čia, kur šitam bute dar likė, ar Liūto nuotaikos, nežinau, bet man jis turėjo didžiulės įtakos. Ir tai, kad, Birutė, gyvenimas yra pilkas, bet tam pilkam gyvenime jis matė labai daug spalvų. Ir tikrai nepuldavo į kraštutinumus.